Ruošiamės į karą. Tai va, mes pasiruošę kovai ir įkrėsti kai kam į kaulus. Taip, Išsiaiškinsim savo biurą nesklandumus, dėl kurių visą laiką tai būna. Laukite sulaužytų kojų, išnarintų akių, išdaužytų akių, nukramtytų nagų. O gal pradėkime nuo to, kad šiuo metu esame Dažasvydžio centre, mūsų vieni iš partnerių, kurie suteikė mums galimybę čia pažaisti. Tai va, išbandysime jų turimą atributiką, artileriją ir visą kitą pramogas ir pristatysim savo studentams. Įsiaiškinsim tarpusavio santykius biure. Ir aš nelabai sunkiai. Gerai, sutiksim po žaidimo. Čia raudona. Einu, mėlynus. Čia tas Dažasvydis. Nu, ką gero pasakysi? Na, šiandien buvo gera diena, nes spėjau iššauti savo paskutinę šūgą, bet tikiuosi, kad dar kitą raundą atsiras man galimybė. Tai, kadangi kalėdos anksčiau, tai visi su šautuvais pas kolegą. Žiūrėkit. Okei. Nu, Filmuotojas, tavo šautuvas jau gavo dovanų. Jau? Tai filmuoju. Padinis žodis, kieno. Tiksliau, paskutinis žodis. Susikaupai mintim. Jo, susikaupiu. Kai kas nemoka visiškai strategijos, niekas nesiklaus, bet esmė tame, kad dabar skauda ir daugumai skauda. Mes laimėjom. Mūsų komanda laimėjo. o ne formalai! Buvo labai smagu ir ačiū Dažasvydžio centrui už suteiktą galimybę mums pajusti, kas yra šaudymasis, kas yra karas. Jo. Tai va, kolegos, ką jūs manot? Aš taip pridursiu tiek, nors jie laimėjo, man atrodo, jie labiausiai kentėjo. Turiu labai įspūdžias O, mėlynių. Kotryna turės mėlynių. Mūsų Martynas gavo į dantis tiesiai į dantis manėjo. Tu nieko. Nieko. Nieko? Nu tik čia, biškai praskrieto. Dar ne visi nieko nebuvo. Nu tu skaudžiausi. Aš subinau galvo. Nuo manęs. Nu, Martynas. Leginis ir taškas. Aš ilgai buvau sveikas ant paskutinio mačo, sudėjau viską. Bet neįgavo. Tai galim padėkoti dar kartą turbūt Dažasvydžio centrui. Labai ačiū. Labai ačiū, Dažasvydis. Jeigu patys susidomėt studentai, tai kviečiame ir jūs čia praleisti savo laisvalaikį. Verta. Jo. Tai detalesnė informacija www.dažasvydžiocentras.lt. Jeigu turit su mumis problemų, einam į karą. Gerai.